Labas, senokai matėme su angelų žinutėmis, ar ne? Tai pasižiūrime, ką jas tu nori per. Ir truputėlis čenelimo, nes kai traukiau kortas, ką būtent jums reikia žinoti, kažkaip atėjo tas toks jausmas ir tokia žinutė, kad turiu perduoti, kad kažkas visiškai dar nėra savęs mylėjęs šiame gyvenime, kažkas jau pradeda mylėti, lyg ir bandė kažkokius pratimus dalykus daryti, bet vėl kažkur nugrimzdo, pamiršo, čia, žodžiu, čia nieko nekeičia, čia nesąmonė, ir vėl saugaila, ir vėl darai, vienu žodžiu. Grįžk į meilę savo, būtinai grįžk į meilę savo, mokykis save mylėti, būtinai. Primenu, kas dar to nepradėjo, tai labai labai prašau pradėti, tai yra nuostabus įrankis, nuostabus veiksmas, kuris apvers tavo gyvenimą aukštinkojam. Pamatysi, žinok, aš tau tą pažadu. Nežinai, kaip tai padaryti, ateik pas mane į konsultaciją arba angelų žinutės, o dabar žiūrime jūsų angelų žinutės. Tai pirmiausia, angelai primena jums, labai labai svarbus šitas žingsnis irgi yra labai labai galinga praktika, nors aš 100 kartų jums sakiau, bet daugelis galvo, kaip tai paprasta gali būti, kaip taip gali būti paprasta, nereikia mokėti 1000, nereikia įti į 100 konsultacijų, kuri viena kainuoja 600 eurų, kaip čia taip viskas paprastai lengvai, stebuklai vyksta, be abejo vyksta, tai yra dėkingumas, būk dėkingas ir dėkinga už tai, ką tu turi ir už tai, ko tu dar turėsi, ar ne? Tai už tą patį stogą, už tas pačias 2 rankelės, už tas pačias 2 kojelės, kurios pas tave veikia, 2 akelės, 2 ausytės, ar ne? Už vaikus, už namą, už maistą, už šilumą, šiltus radiatorius, karštą vandenį, ta prasme, galbūt tu ir keliauji, tavo verslas puikiai sekasi. Tikrai rasi milijonus dalykus, už ką dėkoti, jeigu sunku pradėk bent jau nuo smulkmenų, tai nepamiršk ir dėkingumo praktikas, kurie verčia gyvenimą aukštyn kojomis. Kažkam yra pakankamai sunku, kažkam reikia sustoti, kažkam reikia atostogų. Jeigu galit, žinokit, kas dabar girdi šitą žinutę, jeigu turi laisvų dienų, tikrai pasimk atostogas, ar ne, pailsėti ir pabūti su savimi. Į gamtą, į pirtį, į kaimą, į sodą, ką tu ten turi, kur gali pas draugę, arba tiesiog išsijungti visus telefonus, pasiemi 1-2 dienas out ir tiesiog praleidi laiką su savimi, ar ne, su savo siela, su savo širdimi, su savimi. Meilė savo buvo mano pirma žinutė jums, perduota iš aukščiau, ar ne? Tai žinok, laikas sustoti, perkurti batarkės, jeigu toliau taip varysi kaip arklys, po to nenustep, kai pradedi sirgti, kai pradeda viskas strigti, kai pradeda viskas birėti, nes jau nebegirdi ženklų, jau nebematai, ar ne? Ką nori mums pasakyti dar vieną kartą, graži angelų. Jis sako, kad tu turėtum turėti kantrybės. Jeigu tu pradėjai kažkokius dalykus, ypatingai jeigu eini savo širdies keliu, savo sielos keliu, aš labai skubu sakyti, nes kad tiek pritraukiu daug kortų ir išsiplečiu net 10 minučių, tai šiandieną pasistengsiu trumpiau. Ypatingai jeigu tu pradėjai savo sielos keliu arba tas tave vyksta nubudimas, ir tu sakai, čia sakė save mylėti, čia sakė dėkingumo praktikos, čia sakė, žinai, dėkoti Dievui ir nifiga nieko gyvenime nevyksta, čia yra nesąmonė, čia man sakė megzti, pradėjau megzti, nieko nevyksta, žodžiu ir panašiai. Tai kantrybės, ta prasme, viskam savas laikas. Kartais dalykai užtrunka, bet vėlgi dėl tavęs, ta prasme, visata ir Dievas daro dėl mūsų. Dėl tavęs, kad tau padėti, ar ne, kad tave nukreipti, gal kažkur jau ne tuo keliu eini, gal kažko nepastebi, gal ne tas partneris, gal jeigu stringa dabar dalykai, kurie yra iš širdies daromi, ar tai būtų santykiai, nebūtinai tai veiklos kažkokios, ar tai būtų santykiai, ar tai būtų kažkokie pasirinkimai, bet aš kalbu, kai tu darai nuoširdžiai, kai tai yra teisinga, kai tai yra tiesa, kai tu darai iš meilės ir su meilė, ar ne, tavo, tarkim, išsikraustyti sugalvoja, arba pakeisti šalį, kurioje tu, tarkim, nori kraustytis į kitą šalį, ar ne. Ir jeigu dabar yra kažkiek tokių trukdžių, arba ne taip viskas greitai vyksta, kaip norėtum, pasitikėk tiesiog visata. Pasitikėk visata reiškia, taip turi būti, bus dar geriau. Žinok, tikrai gyvenime labai dažnai tai būna. Kokia paskutinė karta, gera. Viskas puikiai, žinokit, viskas puikiai. Kai padarysi tuos namų darbus, kuriuos sakiau, meilė savo, dėkingumas ar ne, kantrybė, poilsis, sustojimas, išgirdimas, ką sako tau, tavo širdelė, ar ne, būtinai, ką sako
ką sako tavo vidus, kodėl tave stabdo, galbūt ne ten eini, ne su tuo eini, nes to žmogum eini, ne tuo keliu eini, žodžiu, kažkas ne taip, ne? Ne veltui mūsų stabdo, niekada nestabdo mūsų veltui, niekada. Tai žodžiu, kai atkreipsi dėmesį visus pirmus 3 uždavinius, tu pasižiūrėk, kokie nuostabus dalykai laukia. Gausos angelas pas tave atkeliaus, viskas seksis, viskas gausis. Čia gausa yra ne tik pinigai, kai daug kas supranta gauso, tai iš karto lygų pinigai. Tai yra ir geri santykiai, tai yra ir gera sveikata, tai yra ir galimybės, galbūt kažkas ieško darbo, galbūt kažkas laukia vizos ar ne, kažkur ten toli išskristi. Tai sulauksi ir ta visa gausa ateina pas tave lengvai ir sklandžiai, tarytum savaime, pasižiūrėk, tarytum savaime, atrodo tikrai nesudėtingi namų darbai, aišku, reikia laiko ir pasiryžimo ir darimo visų šitų dalykų. Niekas už tave nepadėkos, niekas tavęs už tave nepradės mylėti, ar ne, tai pirmiausia, mes turime patys išmokti ir stengtis mylėti save. Va, rožinis kvarcas, meilė savo. Turiu ir labai mažų, turiu labai tokių gražių parodys. Didelių gražuolių, rožinio kvarco, jisai padeda mylėti save. Tai žodžiu, visi namų darbai prašom padaryti savo tempu, ne per prievartą, nuoširdžiai, natūraliai ir pažiūrėk. Gausos angelas jau pakeliui pas tave. Gausa ateina į tavo gyvenimą. Ane? Atrodo tiek nedaug, aišku, ten yra ką veikti, dirbti su savim ar ne, pamilti save ir panašiai, priimti save. Tikrai yra ką veikti. Jeigu būsi užstrigęs, nesupranti iš viso, apie ką aš kalbu, gali ateiti, pasižiūrėsim tavo angelų žinutės, arba pasižiūrėsim tavo taro kortas, arba ateik į asmeninę konsultaciją, susikaupk, ar ne, išsirink savo aktualų klausimą, kas tau yra aktualu, kas tau yra svarbu, ir mes paieškosime kartu giliai atsakymų, kasgi tavo širdelėje ir kurgi yra tiesa, nes jau ką mokam, tai mokam, žinokit, savo meluoti. Jau kokie profai esam, jau tokie profai, jau tiek savo prisibūrė, ten rožinio šitų akinių prisidėję. Svajoti yra gerai, su rožiniais akiniais būti gerai, bet, reikia nepamiršti ir realybės, ir tu negali nuolat savęs ignoruoti, ar ir nuolat savo meluoti. Tai aš čia ne jum tik sakau, kad jau čia jum asmeniškai, ne. Ašgi žinau, kas yra melas savo, ta prasme, ir kaip tai yra įtikinama. Aš irgi savo sumelavus daugybę kartų gyvenime ir gyvenus ne vienerius metus pati tame mele, žinai, tam tose pateisinimuose ir panašiai, tai žinau, ką sakau. Kalbu iš patirties, iš praktikos, ne tik iš knygų ir mokymų, ar ne. Tai va, tai jau ką mokam, tai mokam. Tai žodžiu, ateik, padėsiu nusimti rožinius akinius ir padėsiu tau pažvelgti į tavo vidų, kas tavo viduje ir kur yra tiesa. Tai laukiu tavęs ir parašyk komentaruose, ar surezonavo, ar norėtum dažniau tokių video, kurį kortą labiausiai patraukė, arba galbūt yra žmonių, kurie iš viso nežino, kas yra meilė savo, tai parašyk man ką nors komentaruose, gerai, čia bus mūsų energetiniai mainai, uždėk širdelę, following mane, parašyk komentarą, aš pasieksiu tave būtinai atgal, tai laukiu tavo žinučių ir mūsų susitikimo. Iki.